Atvykę pas mane į YouTube kanalą. Aš esu Dominas358. Visiems laba diena. Ir mes čia praeitą video užbaigiam prie šito barsuko. Nu, vienu žodžiu, mes su juo reikalų daugiau nebeturim. Jeigu nematėte praeitą video, tai galite pažiūrėti jį. Man atrodo, Minecraft antras epizodas. Tai vat, ir mes dabar varome kažkur pasivaikščioti. Jūs galbūt galvojate, iš kur aš tiek daug dalykų turiu per 3 epizodus. Aš tiek dalykų žaidamas su draugu, čia mano ir draugo serveris čia yra. Ir aš jums šiandien norėjau parodyti, ką per vieną dieną nuveikiau. Tai iškasiau tokį didelį masyvų urvą. Tai tuo tarpu ir nusileiskime pačion. Suleidimas greitas, bet pakilimas tai labai sunkus. Nes kai kilt reikia, tai dūsti truputį. Kas dūl? Ai, tipo nušokti. Tai va, ir čia kažkur dar turėjo būti slime čenkas. Kažkur pusėje aš mačiau, kad buvo slime. Žinoma, šiandien slime ferma. Aš tiesiog noriu pasižiūrėti, kas čia... Nu, tiesiog išmaininau šitą visą. Bet ir leidžiamės dar giliau, nes yra dar vienas sustojimas. Bet šiaip tai labai ilgai užtruko, gal apie 3 valandas iš eilės maininimo tai užtruko. Štai man ir tu esi dėkoti, kad aš tokius ilgus epizodus... Ilgą laiką aš tiek gaištu, kad tiesiog daryti gerą turinį. Toks vaskilėjo, bet dar giliau galima leistis. Tai čia yra 3 aukštai. Nu, ir bedrokas. Iki pat bedroko. Net beveik nesmato viršaus. Bet didelis, didelis. Žinai, tu kaip aukštai bedrokas. Šito vietą šiaip neturėtų būti bedroko, bet čia yra kai kurioje vietoje. Tikriausiai dėl naujos versijos, nes kai atsinaujinau versiją, tikriausiai pakylo. Vieną kažkas pasibūgino. Nes atsinaujintant šitos bedroko Minecraft'o labai sunku atsinaujinti. Tai viskas pakyla, man atrodo, kiekvieną kartą. Arba kartais pakyla. Vieną kartą nusileidau man. Va, kaip sakiau, pakilti jau iš karto baisu, nes numirti gali. Čia gali būti problemų. Hop, išgyvenu. Dar toliau reikės kilti, bet man gerai, kad šarvai gerai pakankamai. Valgysiu aš. Vieną kepsninuką. Ir dabar man reikėtų šiaip tai... Ai. Ne, nei to. Toršai nežinau, ar padeda. Nepadeda. Gerai, nežinau, kaip padaryti mums dabar čia nes. Blokais nenoriu iškilti. Bet aš jau neturiu golden apple. Kaip mums dabar iš čia įsivaduoti, aš nežinau netgi. Vienu žodžiu mėginam kilti. Ne, man reikia visos gyvybės atsiginėvoti. Tada tik. Bet taip tai čia agresija mirti, žinau. Grinai. Mirsim ir nieko nepatyrė dar mirsim. Man reikia full gyvybių. Mes su tais užkilsim kito pirmojo torčio. Su burbuliukais, tada iki antrojo torčio pradėsim po 2 gyvybės kažko praradinėti. Tai tiklas torčio po 2-3 gyvybės. Tai iki pat viršaus labai daug gyvybių prarasim. Va, pilna. Ir kilam. Reikia kuo greičiau kilti. Tai dabar dar nepliurpsiu. Šis video bus 6 kažkur minučių ilgumo. Norėjau aš tik parodyti, šitą urvą savo ir truputį instrigau, nes reikės pasidaryti water breathings
Brewing standą ir tiesiog pasidaryti paušinų tą. Paušinų gamyklą reikės pasidaryti ir iškilau 2 gyvybės. Tai tiesiog palaukom greit. Ir bėgam iš čia greičiau, kol zombiai, jau skeletonas jau vienas matome. Bėgam iš čia kol greičiau. Bėgam. Neklausyt, iš kur tas diamond namelis, aš labai daug diamond turėjau, man keli diamondai tik beliko. Ir mūsų varliukė mano draugo varliukė numirė. O čia lovus spalvotą padarėm ir mėlyną ir oranžinį. Čia vien tik dėl to, kad per žaidimą yra tokia, neaiškinu dabar, nes nenoriu eksplodinti. Čia kelnės valiojasi, reikia kelnės va čia įmesti. Čia daug betvarkė pas man inventoriai, bet, su šita vietele ir atsisveikinsime tikriausiai. Taigi viso gero ir geros dienos. Ate.